Ačiū, Alma. Labas rytas. Labai gerai, kad praktikų sesija yra atskirta, jinai atpalaiduoja rankas, truputį iškart tokią kitą atmosferą padaro. Aš kažkaip vakar jūsų klausiausi, pranešėjų ir diskutantų, galvau, kad esat labai protingi žmonės ir tą iš tikrųjų sakau nuoširdžiai ir džiaugiuosi, kad turite laiko ir prabangos atsiduoti tyrimams, kuriuos vykdote. Ir gal nenoriu iš karto teisintis, bet sakyti, kad tas praktiko gyvenimas yra šiek tiek kitoks, kad mes gana impulsyviai kartais sureaguojam ir taip įvyko šį kartą, kai su manim susisiekė ir pakvietė į konferenciją ir prieš porą dienų sutikau kolegą video dailininką ir jisai pasakoja, sako, žinai, aš čia turiu tokią mentorystę tarptautinę. Ir man taip paaugliškai norisi oponuoti mano mentoriams. Ir aš sakau, man irgi paaugliškai užsinorėjo iškart oponuoti šitai temai ir tai buvo mano startinė pozicija. Iškart kažkaip taip reaktyviai sureaguoti. Tai dėl to man pačiai čia absoliučiai nepatogi erdvė šiandien su jumis kalbėti, nes jei kalbėčiau apie feminizmą, jaučiuosi labai laisvai ir balsas nedrebėtų, nes jame jaučiuosi daug stipriau. Tai yra mano tyrimų laukas. O šitas toks iš esmės jau beveik politologinis tyrimas, kurį pradėjau daryti, aš jį dabar žvelgiu kaip dalinuosi su jumis kažkokiu tai savo Google rezultatais iš esmės. To, ką pabandžiau suprasti ir kartais taip iš naujo pabandyti tas savokas apsibrėžti. Ir man regis vakar diena irgi mums parodė, kad mes absoliučiai skirtingai suprantam kiekvieną iš tų savokų, kuriom operavom vakar, ne? Tas liberalumas, liberalizmas, bet prie to dar prieisim. Kadangi esam praktikų sekcijoje, tai mes privalom pradėti nuo praktikos, man atrodo. Kviečiu nusiskenuoti šį QR kodą. Padėkite vieni kitiems, kas, arba jeigu nesiseka, jo. Ir pasakykit, ar atsidaro jums slaido programėlė arba websaitas. Taip. Ar čia man vienai vėsu? Ar labai šiek tiek paskui... Dabar mes pamažinom, tai o gal duodam... Aš tada persėsti, nes kaip aš suprantu, turbūt vienam krašte yra vėsiau. Ne, čia biškai tą... Žodžiu, padarysiu, gal aš čia pradėjau sakyti, normaliai. Tai bet čia nuimk tą mano gertuvę ir sėsk tenai. Kol kas turi būti parašyta, kad nėra aktyvių, kad nieko nėra. Ar esate visi, galit man rodos atkeisti jau. Super. Gerai, ten pasidėjau šitas QR-as, jeigu ką. Kviečiu nusiskenuoti QR kodą štai tenai kampe. Ir kadangi jau... Aš noriu... O galiu šitą kitą mikrofoniuką šnekėti? Kadangi konferencija užklausė arba davė tokį impulsą kalbėti tarp konservatyvumo ir liberalumo, tai aš noriu jūs pakviesti, kiekvieną individualiai, taip kaip jūs patys suprantate ir šitos konferencijos kontekste apsibrėžėte šias savokas, išrikiuoti absoliučiai atsitiktinę tvarką man pirmus į galvą šovusius režisierius. Daug minties tikrai nedėjau, tiesiog pagalvojau apie režisierius ir štai šie atėjo į galvą. Išrikiuoti juos nuo konservatyviausio iki liberaliausio. Kitaip tariant, kai paspausite pirmą, jam duosite 5 balsus. Kai paspausite antrą, duosite 4, 3, 2 ir 1. 5 yra konservatyviausias, 1 yra liberaliausias. Jeigu suklysite, viskas gerai, paskui galite pirmin atgal dar slankioti. Eikit. Stebuklai, žiūrėkit, tuoj bus. No? Ulala. Ingrida, prašyčiau.
Pirmas yra konservatyviausias, paskutinis yra liberaliausias. Ir išsirikiuojate skalėje. Jūs dar galit va čia nueiti. Yra? Super. Būtent. Tai kaip jūs pasižiūrėsit? Primenu, nuo konservatyviausio iki liberaliausio. Ir jeigu ką, galite slankioti dar aukštyn žemyn. Ta prasme, kad vieną kartą subalsavę čia nėra pabaiga. Nu, galit pirštukais. Jie yra 5 ir tiek, taip, bet tiesiog nebijokite klysti. Labai gerai. Kas dar yra nesubalsavę ir tam reikia laiko kažkam? Pakelkit ranką. Ne, viskas, neberenkime. Čia irgi toks įdomus dalykas, nes jeigu mes jau matom rezultatus, o kažkas dar nesubalsavo, tai Jaučiat spaudimą politinį? Tai užsimerkit po velniais, nu. Ačiū. Kviečiu balsuoti dar kartą. Šį kartą išrikiuoti teatrus kaip institucijas. Nuo konservatyviausio iki liberaliausio. Let's go. Ir nežiūrėkite, tada nedarom. Jie jaučia spaudimą, jeigu jie mato, kaip kiti balsuoja. O jūs patys matot rezultatus? Nu tai nežiūrėk. Ai, supratau. Ar dar kažkam reikia laiko? Ne. Trečią ir paskutinį kartą kviečiu balsuoti be jokios abejonės. Ir šį kartą kviečiu balsuoti už spektaklius. Galvojau, vienintelis mano rinkimosi būdas buvo, kad tai būtų truputį tokie masiškesni, labiau populiarūs, daugiau matyti, galbūt spektakliai, kuriuos didžioji dauguma jūsų bus matę. Jeigu nematė spektaklių, galite atsižvelgti į režisierių arba instituciją. Tai, ką prieš tai darėte irgi, bandyt galvoti tam tada kontekste. Ar dar reikia kažkam laiko? Pakelkit ranką, kam dar reikia laiko. Galim grįžti skaidres. Prašyčiau. Labai ačiū. Aptarsime po to, man bus labai įdomu išgirsti, bet aš suprasdama, kad nieko nesuprantu apie šitą temą, kuri buvo pasiūlyta, atgal jums pasiūliau tokį iš esmės labai nevalyvą pavadinimą.
ta Lietuvos režisūra tarp konservatyvumo ir liberalumo, anarchiškumo ir autokratijos, ar tarp nacionališkumo ir ar. Todėl, kad ir norėčiau kažkaip šitą taip diskusijos būdu šitą turbūt formuoti, nes man atrodo atsakymo tokio vieno aš jums negaliu pasakyti, ką dabartinė Lietuvos kontekste šie politiniai judėjimai ideologiškai reiškia. Mes praeitais metais susidūrėm su tokia keista paradoksalia situacija, kuomet Lietuvos kairė arba centro kairė, kiti sakytų, vyriausybė priėmė kultūrai turbūt vieną kultūrai nepalankius sprendimus, ta prasme, kad neapgynė mūsų biudžeto. Ir tada ima kilti klausimas, kaip čia tai ideologiškai atrodo. Tai labai liūdžiu, kad jūs atėjote 2 politologai, nes jau jaučiuosi profanė tame, ką kalbu, bet vis tiek turiu kalbėti ir pasidalinsiu. Ir nusprendžiau pagalvoti turbūt apie Europos parlamentą kaip apie vienintelę vietą, kurią galiu pabandyti paanalizuoti ir tai, ką Europos parlamentarai kalba apie kultūrą ir meną. Todėl, kad Lietuvoje pajaučiau tam tikrą ideologinį kažkokius kazusus, tokius nesusipratimus tarp to, kas ideologiškai yra kairė, centras, dešinė ir tarp to, kokie sprendimai yra priimami vienoje ar kitoje vyriausybei. Tai, ką prieš tai ir sakiau pačioj pradžioj, į tai žiūriu kaip į tam tikrą savo pačios pasigūglinimą ir pabandymą suprasti ir galbūt jumise irgi kils kažkokios mintis ir klausimai. Tai žiūrėdami į šitą 24-29 metų Europos parlamentą, daugiausiai žiūrėjau į SND ir kairiųjų, tai yra didžiausia frakcija, į Renew Europe, tai 3 didžiausia partija, ir EPP, ECR, Patriotus ir ISN vienijančią frakciją. Nežiūrėjau į kairiuosius, nes nepakako laiko ir nežiūrėjau į non-attached tą grupę parlamentarų. Ir tada bandžiau kažkaip suprasti, prirašiau daug labai jums skaidrių, galvodama apie tai, kaip veikia, pavyzdžiui, liberalizmas Europos parlamente, kultūros ir meno politikos formavime. Renew Europe turi 78 kėdes ir tai yra 5 didžiausia grupė Europos parlamente. Nieko nenustebina, kalba apie meninės raiškos laisvę kaip teisinės valstybės pamatą, neįtikėtinai dažnai cituoja 13 straipsnį, meninė kūryba ir moksliniai tyrimai yra laisvi. Meną mato kaip kūrybinę industriją, tai egzistuoja tas ekonominis požiūris, finansavimo filosofija, tai valstybės parama plus privatus kapitalas ir skeptiškai vertina visišką kabutėse išlaikymą, toks grubus žodis. Skatina viešo ir privataus sektorių partnerystę, public-private partnership. Ir egzistuoja mokesčių lengvatos mecenatams, įmonių rėmimas, sutelktinis finansavimas. Ir liberalai mato programą Kūrybiška Europa kaip investiciją į Europos švelniąją galią, palaiko tokius įrankius kaip Culture EU, kurie moko menininkus derinti ES dotacijas su privačiu rizikos kapitalu. Labai gerai, kad iškart vertinat, juokėtės, nes man bus labai įdomu, ką jūs kritiškai galėsite atsakyti ir, iš tikrųjų, kažkaip padėti man suprasti. Tada žvilgtelėjau į tą 4, tai yra centro dešinės Europos žmonių partija EPP, nacionalinius konservatorius ECR, The Right Wing Populist Patriots for Europe, BFE, atsiprašau, ir ekstremaliuosius dešiniuosius, kuriuos daugiausiai sudaro Vokietijos AfD parlamentarai. Tai iš oficialaus EPP arba didžiausio 185 kėdes turinčio partijos dokumento, Position Paper on Culture, citata, Europos kultūra yra pagrįsta krikščioniškąja tradicija, senovės graikų romėnų palikimu ir švietimo amžiumi. Mūsų atsakomybė ateities kartoms išsaugoti ir apsaugoti šį paveldą. Čia yra iš dešiniųjų flango, EPP tai yra The Center Right European People's Party. Taip. Aš irgi. Prisijungia. Jep.
nepateko pas žaliuosius. Tie žalieji yra progresyvūs kairieji. Jo. Tai čia, Petras Gražulis, man atrodo, kad yra šitoj dešiniųjų flangė. Nežinau. Europos parlamento konservatoriai norėtų įkurti Europos kultūros paveldo fondą, European Cultural Heritage Foundation, ar fund, sukurti skaitmeninį Europos kultūros muziejų, kuris sujungtų svarbiausius Europos istorinius eksponatus ir paminklus. Ir kalba apie tai, kad parama turi pasiekti regionus, kur tai girdėta, istorinių vietovių gaivinimą, vietos bendruomenių tradicijų palaikymą, mažumų kalbų paveldo išsaugojimą, nes tai stiprina vietos žmonių priklausimą Europai jausmą. Labai prašau. Nu ir tada pereinu į tą didžiausią grupę šiandien Europos parlamente sudarančių, atsiprašau, antrą didžiausią sudarančių, tai yra Progressive Alliance of Socialists and Democrats, kurie į meną ir kultūrą žiūri per socialinio teisingumo, lygybės ir viešojo gėrio prizmę. Jie griežtai atmeta liberalų požiūrį, kad menas turi išsilaikyti rinkoje, kultūrą laiko fundamentalia žmogaus teisė, kuri privalo būti prieinama visiems, nepriklausomai nuo socialinės padėties, pajamų ar gyvenamosios vietos. Ir šaltinis čia būtų SND kultūros politikos dokumentas. Citata: kultūra ir švietimas yra pagrindinės priemonės kovoti su socialinė atskirtimi, marginalizacija, netikromis naujienomis ir populiarėjančiu pavojingu nacionalizmu. Visuomenės įtraukties įrankis ir darbininkų klasės teisė, komentuoju. Europos parlamente pozicija dėl Europos menininko chartijos European Artists Charter, SND frakcija kartu su žaliaisiais buvo pagrindinė jėga, kuri Europos komisijos strategijoje Culture Compass for Europe išsireikalavo įsipareigojimo sukurti Europos menininko statutą. Menas kaip viešasis gėris, o ne prekė, prieinamumas visiems. Kultūra yra darbas, menininkų socialinės garantijos, biudžeto dvigubinimas ir kova dėl autorių teisų skaitmeniniame amžiuje, bei meninė laisvė kaip ginklas prieš radikalizaciją ir kraštutinę dešinę. Čia egzistuoja biudžeto ambicijos, EP debatuose SND nuolat reikalauja dvigubinti programos Kūrybiška Europo biudžetą, pabrėžia disbalansą apie tai, kad švietimo programa Erasmus Plus gauna 10 milijardų, kultūrai skiriama tik apie 2,5 milijardo eurų. Kalba apie gynybą prieš technologijų gigantus, skaitmeninę rinką, reikalauja griežto reguliavimo. Ir Europos socialistų manifeste yra štai tokia citata, štai tokia mintis: socialistai vertina meną kaip kritinį balsą, kuris turi provokuoti ir kvestionuoti valdžią. Nu tai va. Peržvelgiau tokį ir tada man dar kartą pakilo klausimas, prašau. Taip. tai yra mūsų socialdemokratai, bet realiai, jeigu norit kairę labiau poziciją, tai reikia ten kairiųjų frakcijų ir žaliųjų. Taip. Kairieji žalieji. Ir dar taip pasakyčiau, Gražulis nebuvo priimtas Lietuvos konservatorių pastangomis, tą buvo sukurta dar atskira tokių Gražulių. Po štai šitokio mano, nežinau, kiek jums patiems naujų dalykų, man gana ten vietomis naujų dalykų, iškilo antrą kartą vėl klausimas, kodėl ši konferencija žiūri nuo centro į dešinę, kodėl mes, kalbėdami apie meną ir kultūrą, neįvardinam ir baiminamės šitos skalės nuo kairės iki dešinės. Ir man atrodo, kad tai vis dėlto susiję dabartinėme laike su tuo, kas įvyko per paskutinius metus. Ta prasme, kad mes, ir vėl dabar žiūrėkit, aš kaip menininkė kalbu, čia turiu to tam tikrą kažkokią tai laisvę švaistytis sakiniais, prašau tikrai oponuokite man. Mes jautėmės arba jaučiamės kaip menininkų bendruomenė išduoti politinės ideologijos, kuri labiausiai iš visų turėtų ginti mūsų teisės ir mūsų kažkokį taip finansavimą, apginti tą mūsų ir taip neįtikėtinai kuklų mažiausiai iš visų ministerijų biudžetą. Kai taip neįvyksta ir dar kontekste vakar jūsų pristatymo, man kyla iš vis tokios, iš esmės gana, tokios
neįtikėtinai viena kitai prieštaraujančios mintis apie tai, ką po velniais daryti, kaip siekti, kad kažkuri partija būtų kažkiek ideologiškai nuosekli santykėje su kultūra ir menu. Vakar dar norėjau sureaguoti, plačiau prasiplėsti, bet kažkaip nepavyko ir galvoju, kad gal ir šiandien galime prašokti tą neoliberalizmą, nes suprantu, kad ir jį suprantame dar visi skirtingai. Mano šaltinis čia yra labai konkretus, kodėl yra išrašytas pas jūs, yra Džeko Segbarso straipsnio, kurį galite rasti online, jeigu įdomu, kur jisai kalba apie tai, kad tai iš esmės yra į rinką orientuota meno produkcija, mažiau arba jokios valstybės paramos. Efekte turim švietimo darbuotojus, humanitarinius ryšių specialistus ir menininkus, kurie turi save suprasti kaip antreprenerius, negaliu pakęsti šio žodžio, nes jų darbo vieta praranda socialinę funkciją, įgauna rinkos aptarnavimo funkciją, nes yra matuojama tik per rinkos grąžą, ką jūs vakar irgi sakėte apie tai, kad jeigu darbas yra komodifikuojamas tam, kad surinktų daugiau pinigų, tai jis jau savaime patampa neoliberalus. Ir vėl tada keliu atgal jums klausimą, ar vertiname meno kūrinį, čia irgi biški reflektuojant ir ką Rusnė sakė, vertiname meno kūrinį ir jo vertę per tokią politinę, kaip pasakyti, pagal, iš tikrųjų nevermind, prieisiu prie to vėliau. Ir tada galvoju, galit man atkirsti Hanso Tyzo Lehmano mintimi, kurią išverčiau, galiu jums paskaityti. Pirma, politiškumas teatre gali pasireikšti tik netiesiogiai, įstrižų kampu, modo obliku. Antra, politiškumas teatre veikia tada ir tik tada, kai jo jokių būdų negalima nei išversti, nei perversti į socialinės realybės politinio diskurso logiką, sintaksę ir terminologiją. Trečia, iš to išplaukia regis paradoksali formulė, kad teatro politiškumas turi būti suvokiamas ne kaip politiškumo reprodukcija, o kaip jo pertraukimas. Neblogai. Tai dabar visą šitą mano absoliučiai neartikuliuotą pranešimą, kuriuo pradėjote šį sekmadienio rytą, kviečiu kažkaip pabandyti suprast ir surasti bendrus terminus. Jau aš į laiką, vis nebetelpu į laiką? Gerai. Ką mes turime omeny, kai sakome, šitas spektaklis yra liberalus spektaklis? Ar turime omeny tai, kaip jis yra sukurtas, tai kokią perspektyvą turi menininkas jį kurdamas ir kokios jojo politinės pažiūros? Ar tai kokioje valstybėje ir kokiu ekonominiu principu jis yra kuriamas? Nes man regis, mes vakar nuolatos maišėmės konkrečiai šitam dalyke. Dabar tiesiog spekuliuoju. Kairuolis menininkas stato spektaklį konservatyviame jūsų įvardintam Šiaulių dramos teatre, feministinėmis temomis ir yra neetiškas savo darbo procese. Abjuzina savo galią. Ar ne, tarkim, užsiema kažkokiu tai mobbingu, pavyzdžiui. Koks tai spektaklis? Savo turiniu jis gana feministinis, progresyvus, kalba apie moters teisę į savo kūno integralumą, tarkim. Man atrodo, kad mes vakar skubėjome jį iškart pakrikštyti kažkokiu, tarsi išimdami vieną iš dėmenų ir sakydami, bet juk pats menininkas Kairuolis ir kalbėdamas ten savo viešuose pranešimuose, mums duoda suprast, kad kuria kairuoliško ideologijoje, bet jeigu jis sutinka bendradarbiauti su institucija, kuri jo nuomonė, jūsų nuomonė, tai visiškai subjektyvu, be abejo, yra konservatyvi institucija, tai ar tame santykiai jis jau nusižengia kažkokiam savo politiniam stovėsenai? Bet kairuoliškas kaip tik gali dirbti būtent tokiai konservatyviai institucijai. Gerai, labai gerai. Taip, dėl to, kad būtent kairuoliškas yra
jo kairuoliškos pažiūros gali leisti pasirinkti būtent tokią konservatyvą. O jeigu apsiverčia? O jeigu apsiverčia, jeigu jis yra liberalus, tai jis nesirinks tokios, jis eis į tą atvirą rinką, ieškos kažkokių kitų. Bet mes visi šiaip ar taip egzistuojam kaip laisvai samdomi režisieriai. Mes visi egzistuojam toj pačioj rinkoje. Rinka yra viena ir ta pati. Teatrų sąrašas yra baigtinis. Bet matote, juk yra, žinoma, čia yra tie 3 kriterijai, kurie nepaprastai sudėtingi, sakykime, iš politinės pusės. Bet jeigu mes kalbame apie konservatyvumą ir liberalumą iš meninės pusės, ir jeigu jūs kalbate savo spektakliu apie feminizmą, ginate teisės, vadinasi, jūs jau priklausote, tam socialistiniam, tam kairiajam. Gerai, bet flangui. Jeigu tom procese aš užsiemu mobbingu, ar aš vis dar atstovauju kairiajam flangui, tai vadinasi, kieno? Taip, bet tai... Prašau? Tai čia reikėtų atskirti tiesiog šitos žiūrėkit, dalykus. tas reikėtų atskirti. Todėl, kad yra mes irgi labai- juk pasirinkdami šitą pavadinimą, taip, yra politika, yra estetinės raiškos priemonės, Taip. yra 2 skirtingi dalykai. Bet, Tai vat, bet stipriai, bet tankiai vienas su kitu. Žinokit, pavyzdžiui, sakot, bet kokį spektaklį vadinsim liberaliu. Tai labai retai, sakykime, kritikoje ir menotyroje apskritai kažkur yra tokia formulė, tokia savoka liberalus spektaklis. Niekas taip nesako. Mes dabar tiesiog, yra konferencijos tema, tarsi pritempinėjam prie to. Bet to nėra, čia yra iš politikos atėjusi, kaip sakant, savoka ir nekalbamės taip meno lauke. Čia tiesiog galim dabar pasamprotauti. Tai kam tada pritempinėjom? Aš labai atsiprašau, aš dabar šiek tiek pasinaudosiu savo kaip Labai moderatorės teisėm ir žiūrėdama į mūsų programą, kad mes neiškryptume iš ribų ir turėdama omeny, kad diskusijai mes turėsime visą valandą po to, o dabar Uršulės pranešimui mes turim minutę ir mes prašome Uršulės kol kas neišjungti, o grąžinti prie ankstesnio slaido. Aš paprašysiu čia, kaip sakau, įsiverždama kaip moderatorė, paprašysiu visiems dar kartelį perskaityti šitą antrą sakinį, kad politiškumas veikia, kad jis turi būti suvokiamas ne kaip politiškumo reprodukcija, o kaip jo pertraukimas. Ar ne, kad politiškumas veikia, kad jo negalima nei išversti, nei perversti socialinės realybės, politinio diskurso logiką, sintaksą ir terminologiją. Iš principo, man šitas sakinys labai susiveda su tai, kokią mes problematiką nagrinėjom, analizuodami tas išeitinės savokas. Ar mes renkamės konservatyvizmą ir liberalizmą ir tada jūs turėtumėt visą teisę paklausti, o kodėl nėra trečiojo matmens. Bet mes pasirinkome konservatyvumą ir liberalumą. Tai yra daug paprastesnės savokos ir jos daug paprasčiau oponuoja vienai kitai. Čia mums jau nereikia grinai logiškai to trečiojo dėmens. Tai mes šitokiu būdu niekaip neatmetėme tos pirmosios diskusijos dalies, kuri vyko vakar. Bet šiandien mes ir bandome kalbėti, kaip teatrinės raiškos priemonėmis, kaip spręsdami teatrinio lauko praktikos tam tikrus dalykus, apsibrėžiame randame tam tikrus faktus, fenomenus ir kaip juos apsibrėžiame. Todėl šiuo atveju, aš manau, Uršulė, tai, ką tu pasakei, pristatydama režisierių, kuris stato, sakykime, spektaklį, kurio žinutė kalba vienos ideologijos pranešimais. Jo elgesys yra kitoks. Ir teatras, kuriame jis dirba, yra dar trečioks. Aš nemanau, kad mes čia ir privalome sugrūsti visą tai į vieną. Mes turim 3 skirtingas, kaip sakant, sferas, kuriuose reiškiasi 3 skirtingos tendencijos. Sakykime, jeigu režisierius turi tam tikrą suformuluotą ideologiją, jisai, vadinasi, šitoj vietoje yra ideologiškas. Jeigu jisai kaip asmuo elgiasi nenuosekliai ir, pavyzdžiui, abjuzina ką nors, vadinasi, mes čia turim jau kitą problemą. Tai žodžiu, dabar nutraukiam kol kas šitą. Aš atsiprašau, kad elgiuosi kaip abjuzerė, bet paisau šito mūsų laiko. O aš dėkoju už tai, kad su manimi Taip.
Dar balsavimo rezultatai. Jo, Uršulė, ar tu norėjai dabar iškart juos Ne, reflektuoti? galim per diskusiją jūs Tai tada reflektuoti, gal jie ir bus diskusijai geras. gerai. Tiesiog, kad mes išsaugotume tą proporciją, kadangi matau, kad sekantis pranešimai yra labiau orientuoti į pačią teatro raišką. Todėl, kaip sakant, nenusverkime tos svarstyklių pusės labai stipriai. Gerai, ačiū visiems. Ačiū labai, Uršulė.